Nu, ką tik atvažiavau, prisiparkavau, biškai susivėlusi. Dabar atrodau taip ir greičiausiai po kelių sekundžių pasirodysiu, kaip gausis. Nu, aš jau grįžau, parodau, kas gausi. Antakiai, nesigavo nieko, nes neturėjo laiko, tiesiog nesuspėjo. Tai sutarėm kitai dienai. O lūpas? Jo, biški ryško atrodo. Aišku, kamerų gal labiau tokios ir rausumą gal, bet jos nėra tokios rausvos. Aišku, dabar yra patinusios po procedūros. Ir ta spalva, jo, ta spalva tokia ryški, bet jinai tikrai pašviesės. Nes jeigu tokia būtų, nenorėčiau sunku, kai pamačiau save, tai toks buvo, taip ryškiai. Sako, ne, bus normaliai, nes sako, tavo lūpos yra šviesios ir ant tavo lūpų galima bet kokią spalvą dėti. Nes, pavyzdžiui, sako, ateina kitos subordiniam lūpam, o nori natūralių tokių šviesių. Tai sako, tavo labai gera lūpų spalva. Labai gerai ima dažus lūpas. Ką, skaudėjo, tikrai skaudėjo, išliejau ne vieną ašarą. Nors, aišku, buvo užtepti tie vaistai nuo skausmo, bet, žinot, tas toks erzinimas pastovus tikrai užerzina ir buvo tų tokių ašarų. Tai, žodžiu, mano buvo prašymas kuo natūraliau. Nu, aišku, dabar neatrodo natūraliai. Pakelti šitą lūpos kamputį, gal kažkaip dabar nesimato, vis tiek atrodo tas žemesnis. O gal, va, taip geriau kažkaip matosi. Ir jinai čia šiek tiek nuėmė mano, kaip pasakyti, lūpos. Jinai sako, čia yra didesnė, gal netgi ir matosi tokia vieta, kaip atrodo daugiau lūpos, o čia tiesiog taip, mažiau lūpos, kaip pasakyti. Tai sako, aš padarysiu taip pat pagal šitą, kad būtų šiek tiek čia irgi nuimta, nes žodžiu. Supratau, ką noriu pasakyti. Tai va, aišku, dabar iš karto liepia išgerti atsiktų tablečių nuo pūslelinės, nes ar turi ar neturi to pūslelinio, vis tiek reikia išgerti, man atrodo, visoms rekomenduoja, kadangi nes gali atsirasti po tokių procedūrų tas herpes. Tepaliukas tas A+D, vėl žodžiu, dėkin, 3 dienas jokio karšto maisto ir karšto gėrimo, tiesiog vengti, nes tai čia yra grinai atvira žaizda, kaip pasakyti. Nežinau, gal atrodo lygiai visai. Aišku, dar iš kur korekcijos reikės pasidaryti, tai tokia iš vis nublukus. Jo, dėl antakių, tai susiderinsim arba rytoj, arba kitą dieną, nes nežinau, kadangi rytoj planavom važiuoti į Vilnių, šiaip tais temperatūros turi, tai jeigu tais turės dar temperatūros rytoj, tai į Vilnių nevažiuosim, tada darysiuos antakius, o jeigu nukris temperatūra, tai važiuosim į Vilnių su kitais reikalais ir antakius kažkada kitą dieną pasidarysiu. Nu ką, updėtas apie mano lūpas. Šiandien lygiai, neturiu laikrodžio, lygiai para jau, man atrodo. Kažkur apie parą. Tai lūpas atrodo taip. Aišku, jis nieko nepasikeitė per vieną naktį, bet jokio diskomforto nejaučiu, kadangi vis tiek drikinu su tepaliuku tokiu. Jeigu jūs parodysiu. Tokį vaistinį nusipirkau. Jis čia A+D tepalas. Ir specialiai jisai buvo su tokiu aplikatoriu, tiesiog kaip vazelinas. Nes aš kiek esu pirkusi, sakykime, tatukai naudojau, arba antakiams buvau naudojusi. Tai yra tiesiog, man atrodo, paprastas tepaliukas. Nesmė, žodžiu, naudoju šitą tepaliuką. Geriu tas atsik tabletes. Šitas, aš ir šiaip jas pavartoju, kai tik jaučiu, kad man lenda herpes. Bet kol kas, dar tik pirma diena. Nejaučiu nieko, kad lystų, bet man ir minėjau, kad dažniausiai herpes išlenda apie 3 parą. Tai va, arba lauksim svečių, arba kaip nors atmušim, nes šitos vaistus atsik reikia naudoti 5 dienas, po 5 tabletės į dieną. Ir aišku, sako, jeigu išlystų kartais, tik tai tepaliuką galima naudoti atsiko. Jokių plėsiukų neleido. Tai sveiki, mes sergam. Žodžiu, mūsų planai pasikeitė. Kaip pasikeitė? Vakar sakiau arba. Žadėjom šiandien į Vilnių važiuoti, bet Tajus serga. Turi temperatūros. Šiaip naktį buvo viskas normaliai.
Bet iš ryto atsikėlė ir čia pusė dienos va toks. Sergantis dabar dingo, man atrodo, jo temperatūra, tai siautėja po namus. Siautulys, esi siautulys. Tai sveiki visi. Nu, tu mano siautuly mažas. Žodžiu, tai va, spalva, aišku, dar niekur nedingo, dar tebėra tokia ryški. Kažkaip aš prie jos nelabai priprantu. Na, aišku, makiažą dabar biškai užsidėjau, nes važiuosiu 4 valandą antakių daryti. Tai kažkaip dar atrodo visai normaliai, bet kai nėra makiažo, tai tokios atrodo vien tik lūpos. Veido nėra vien tik lūpos. Keistokai žiūrisi. Bet labai tikiuosi, kad ta spalva, kaip ir sakė, pašviesės. Tai aš ir noriu tų šviesių lūpų. Aš noriu, kad būtų mano lūpų spalvos lūpos, tiesiog, kad jos būtų. Nes aš jas turiu ir kadangi vietom yra išblukę, tai nesimatydavo to normalaus kontūro. O šiaip pasirodo, aš turiu lūpas. Tai žodžiu, šiandien darausi antakius, nežinau, kaip atrodys antakiais, tai irgi jaučiu būsiu bišk šokelis toks. Na, bet nieko, viskam reikia išlaukti. Tai labai nekantrauju lūpas, kad kuo greičiau nusimtų ir nusimtų. Nu, tiesiog užgytų ir pamatyčiau, kokia iš tikrųjų yra spalva. Keistokai žiūrėti save, aš nemėgstu ryškių lūpų ir man šiaip netinka ryškios lūpos. Aš visada tik nude, nu tokias, kad visai net nesimatytų. Bet va dabar tokias turiu ir reikia susitaikyti kelias dienas. Varom antrai procedūrai. Nu dabar tai atrodo kaip klaunas. Antakiai ryškus, lūpos ryškios, bet reikia nosis raudonos ir galėsi varyti pasirodymą kokį. Žodžiu, antakius padarė greitai, susukom per 1:15 valandą. Prašiau, kad atrodytų kuo natūraliau. Nu dabar atrodo gal visai nieko, bet yra tas šešėliavimo technika, kur aš nelabai jos norėjau. Aš norėjau tą tokią plaukelinę, bet sakė, plaukelinių labai retai kas daro, nes plaukeliniai daryti reikia jau su tokiu pjautuku kažkaip, nu, su tokiu peiliuku pjauti, o darant tokią techniką, tiesiog kiekvienas pjūvis palieka randą ir žodžiu, nu, ten blablabla ir taip toliau. Na, aišku, kiekvienas meistras savaip šneka, su kuo dirba, studentų, kurie dirba kitaip. Nu, čia nesmė, žodžiu, padarė tos antakius, aišku, dabar, nu, gal ir nėra ryškus, nu, dabar telefone tos spalvos tokios švelnios matau, bet šiaip prieš veidrodį, kai žiūriu, tai, nu, tikrai ryškiai, nu, toks klauniukas atrodo. Ir galvoju nuvažiuoti dar, nes užsimaniau sušiu labai. Galvoju nuvažiuosiu pasiimsiu po visko, bet jaučiu nevažiuosiu, nes dar nuvalį makiažą, tai, žodžiu, tokia biškiai padžiūvusi, pariškėjusi tokį, nu, keistai atrodau. Tai nelabai noriu lysti kažkur į viešumą, taigi burktelėjo į mašiną, kad nieks nepamatytų. Greičiausiai vyrui sakysiu, kad nuvažiuot paimtų sušių. Nes pati kažkaip nenoriu lysti. Nes aš atrodau, akių nebeturiu išplaukus ir taip toliau. Nors taip dabar atrodau išplaukusi, nes vis tiek spaudė akis ir ten visas makiažas nuvarvėjo. Tokie reikalai. Dabar tik po mėnesio reikės pasirodyti, aš dėsiu repeticijai. Korekcijai. Tai jeigu kam įdomu, antakiai kainavo 105 eurų, lūpos kainavo 105 eurų. Korekcija iki 6 mėnesių, man atrodo, tame laikotarpė kainuoja 5 eurų. Jeigu jau iki metų, ten, nu, jeigu jau po 6 mėnesių ir daugiau daraisi, tai 7 eurų. Ir taip toliau. Nu, kita diena ir update'as apie mano makiažą. Nu, vyras mane vadina ždelka. Žodžiu, tie židukai per užgavėnės, kur pasidažo ir taip ryškiai atrodo. Tai lūpos šiek tiek jau, čia jau šitoje vietoje jau atsilupo šiek tiek. Ta spalva, žiūriu koks vėjas didelis, spalva jau šiek tiek švelnesnė. Aišku, dar kontūrai dabar matosi ryškiausiai ir viršutinė lūpa. Taip lūpasi ir taip norisi, žinot, tai paimti nutempti. Bet negalima, žinau, bet labai taip kliūva kažkaip. Tai va, lūpos jau yra antra diena. Antakiai pirma diena. Tai naktis praėjo puikiai, jokių ten tempimų ar kažkokių nesąmonių nebuvo. Realiai atsikėliau, net nejutau, kad man kažkas būtų daryta. Bet tik veidrodį pasižiūrėjau, tai taip, žinot, gazdina, iš pradžių labai gazdina, tokie ryškus visi. Į miestą niekur neinu, nesirodau. Ir šiaip niekur dabar neinam, nes Tajus vis dar serga. Taip įdomiai labai serga. Duodu vaistų, tai praeina ir vėl įslakstu, duodusi ir taip toliau. Bet kažkaip, žiūrėk, Tajus kukurūzus valgo. Nu, pupai vakarienė.
Žodžiu, pupa tik harino pritavęs kukurūzų, nukrito maišelis ir šveičia. Tai ką norėjau pasakyti, dėl tavęs temperatūros tai pakyla, tai nukrenta greitai. Toks nežinau, nesuprantu, kas čia jau 3 diena, jeigu rytoj dar tai bus, reiks važiuoti į ligoninę pasirodyti privalomai, kad padarytų kažkokius tyrimus, nes kažkaip keistai jam. Bet pats nesijaučia, kad ten jam būtų blogai ir kažką, aišku, temperatūra, kai yra didesnė, jis jau guli tik tai. Bet ir šiaip valgo, siunta, nežinau, viskas kaip normaliai, tik temperatūra tai kaip užkyla, iškart jaučiasi, galva labai pradeda kaisti. Ir va, laukiam, kol antakiai nusilups, bet šiaip labai ruda spalva, tokia rudoka spalva. Aš sakiau padaryti man šaltos spalvos, nenoriu jokių tokių šviesių, bet sako, ant tavo odos ir bus tamsi spalva, tik noriu pilkos. Žiūrėsiu, kaip gausis. Nenoriu, kad šitas vlogas, kokia mėlyna, kad šitas vlogas būtų vien apie mano antakius ir lūpas. Čia gal geriau matosi. Tai nežinau, ką parodyti, žinok, sakau, sėdim namie, nes niekur negalim išeiti. Dėl tajus nenoriu tiesiog niekur vesti jo, nešti, važiuoti, kad temperatūra tokia neaiški. Tai niekur neveikiam realiai. Bet dabar kaip tik pavalgom, pasėmiau vitaminus šitos išgerti. Aš apie juos mačiau netgi atskirą video reportažą per teliką kažkada rodė. Tai šitie čia maisto papildas su brokoliais, beržolė, granatais ir žaliaja arbata. Jie labai tinka profilaktiškai prieš vėžį. Kas po visokiausių chemoterapijų arba po onkologinių operacijų kažkokių, labai geri šitie atseit vitaminai. Aš tiesiog pasėmiau, kad yra geri. Profilaktiškai, kaip pasakyti. Tai va, geriu dabar toks vitaminus, nes šiaip nieko nevartojau. Kadangi dar tajų maitinau iki pat 9 mėnesių, tai nieko negalėjau vartoti. Tai dabar jau ir galėjau pasiti ir antakius, ir lūpas, ir jau kažką galiu pavartoti. Braškės iš namų daržo. Tokias vyras valgytų tiesiog užsipylę su pienu ir šiek tiek cukraus. Aš trinu iki košės, tokios vientisos košės, cukraus ir grietinės. Čia pats skaniausias mano receptas, nuo vaikystės aš taip valgau. Žinau, kad daug kas taip nevalgo ir nesupranta, kaip galima dar braškes sutrinti į masę ir su grietinį, bet aš tai taip valgau. Man tai nepatinka tokiais gabalais valgyti, tiesiog plaukiojas po pieną ir griaužės kaip bulves žalias. Taip sutrintos braškės atskleidžia dar stipresnį ir sodresnį jų skonį ir kvapą. Va, tokia storio bulka. Trintos braškės ir einam potauti. Aš tai grina kaip žydelka. Sveiki. Va, kad atrodo ryškiai. Man atrodo dėl too much, nes užsidėjau dar blakstienas, o gal normaliau atrodo, kažkaip biškai vizualiau atrodo susilyginę. Lūpoms 3 dieną, antakiams 2 dieną. Antakiai nieko nepakito. Lūpos jau matot, beliko apačioje bent jau tik tai, čia apatiniai dalyje vedimas ir šita spalva man patinka, žinokit. Nežinau, kaip atrodys visos lūpas, viršutinė dar kažkaip sunkiai lūpasi. Tai jo, ką mes šiandien veikiam, mes naujo vlogo jums keliu. Aišku, jūs jau jį matėte. Bet šiandien Taju jau pasitaisė sveikatėlė, ne, Tajukai. Valgom košę. Tai šiąnakt išmiegojo be temperatūros ir atsikėlė be temperatūros. Aišku, daviau žvakučių ir tokius ibuprom lašiukų sirupą tokius daviau su tokiu švirkštuku, žodžiu. Nelabai jam tas sirupas patinka, bet po truputį. Danijoje tokių dalykų nenusipirksi. Iš vis nėra tokių dalykų pirkti, o žvakutės jei nori įsigyti, tai tik tai su... Pasisveikink. Labadiena, aš valgau košę. Tai tik tai su gydytojo receptu. Tai va šiandien galvoju, jeigu jau bus dar temperatūra jam laikysis, tai važiuosime į priimamąjį, bet tikiuosi neprireiks. Viskas ok dabar. Ko čia vėl murzins paliksi? Tai visai neblogą dieną šiandien, o švie vėl išvažiavo į Nidą, tai mes vieni patys namus, siautėjim. Galvojom išsitraukti Kamado į areną, ką nors pasigrilinti, tai vyras išvažiavo paimti, nupirkti šašlikų. Tai nupirkau Nidoje, kai buvo tokia apyrankė gintarinė su jo raidytė. Aš jam uždėjau miegančiam, tais, kai atsikėlė, nematė jos. Žodžiu, nežinau, kiek laiko, pusę dienos jisai vaikščiojo su šitą apyrankę.
Bet kai parodžiau, tai dabar viskas. Tik uždedu, iškart nutempia, nusiima ir žinau, kaip reikia vėl, kad jis nepastebėtų ir uždėčiau iškart. Nu, žodžiu, jisai miega, aš jam uždedu, bet jis tik pamato ją, iškart nusitempia. Nu, žodžiu, nežinau, biškai blogai, kad aš jam iš vis parodžiau tą apyrankį. Dabar negalim nešioti. Noriu sudėti. Ne? O. Pupa deginės. Taip, pupa deginas. Taip. Esu kažkada sakęs, o jis labai juodas. Aš pati pasikerpu plaukų galiukus, bet šiaip iš plaukai jau per daug perdžiuvę. Tai galvoju pradės, kaip aš nusikerpu, pati namuose, bet jūs to nedarykit, jeigu nepasitikit savim. Ir taip būna, kad pasikerpu, nes va tokie jau biški tie tokie pašiurę, tokie nelabai. Nufokusuosiu va tokie, žinot. Jie nėra išsišakoja, kas keista mano sausiem plaukam, jie nesišakoja, bet vis tiek tiesiog pašiūra. Ir aišku, svarbiausia yra, kaip lygiai nusivirto. Pas manęs tas vadinamas klastymas ne per vidurį. Aš tiesiog va taip. Yra plaukai. Nu, kažkaip taip. Tiesiog, nes čia nebus to tokio, žinot, griežto kirpimo. Aš nemėgstu tokio labai va tiesaus. Čia jaučiu storiau, čia biški ploniau, nesvarbu. Ir realiai va taip pasiimu. Nu, va tokiu. Tas tokius, va, nušiurusius visiškai. Gal biškai pašlapinsiu. Nes per daug pradžiuvėjau. Aišku, dabar prieš kamerą atrodo, kaip pirmą kartą kirpčiau. Nu, va tiesiog šitą, taip jį nušnarinsiu. Va taip tiesiai. Tiesiai, netiesiai, nežinau. Nes kadangi jie yra tokie pasiputę, nelabai matosi ten lygiai, nelygiai nukirpta, tiesiog toks biškis sveikesnis tas užbaigimas gaunasi. Nu, kad gautus šiek tiek lygiai, tai va taip pasidarau. Nu, dabar parodys, kaip iš galo atrodo. Aš nežinau, kaip gavosi. Bet tikiuosi nebus tokie, žinot, laiptais iškapota. Bet kadangi vis tiek mano plaukai nėra per visą ilgį, pas mane va visokiausių ilgių yra, tai nelabai ir matosi, kad ir bus nelygiai. Tikiuosi matosi jums. Šiaip pas manęs tokio kaip ir trikampė biš turėtų ėti. O matot? Matot. Gal ateisi? Žodžiu, biškai vyko nesikalbėjimas. Galvojau, kad su komandom mes kažką čia darysim. Bet pasirodo, kitur vyras kuria židinį. Va čia kepsim šašlikus. Atėjau pasiskint krapų. O, kiek braškių reikia braškės skint. Paskui nuvalgys vėl tai šliužai. Galvoju biški, savo raganą, galvoju biški pamarinuoti tuos agurkus, kaip čia, nu žodžiu. Aš dedu vis laik druskos, krapų ir šiek tiek acto įpilu ir tai padaužau, tai kaip šviežiai raukti agurkėliai atrodo. Neatrodo, bet yra. Kvapas, žinok, kaip ką tik šviežiai parauktų agurkėlių. Nėra to minkštumo, bet kuo ilgiau laikysi, to bus geriau. Šiaip, man atrodo, acto nereikėjo. Aš tik tai druskos dedu ir viską, bet druskos ir krapų. Aš visada truputį dar supjaustę, nes man nepatinka tokie didžiuliai gabalai kažkaip. Sunkiai kepa ir ilgai kepa ir valgosi neskaniai. Sugalvojom taip romantiškai kieme ant pievelės, tai deduosi viskai tokį krepšiuką, pasikitiesim odijalą, tai pavalgysim. Tai bus fainų toks piknikas kieme.
Šitą vaikštinę jam tinka ir viduje, ir lauke, varo ant rinkelių, tai pilnai. Kas čia tajukai? Gaidys? Vėl įsijungiau kamerą ir eilinį kartą nežinau, ką rodžiau prieš tai. Ką šitam vlogė rodžiau, tai tikrai žinau savo antakius ir lūpas. Žodžiu, apie antakius ir lūpas aš pakalbėsiu dar šiek tiek kitam vlogė, nes šitas vlogas, man atrodo, ir taip jau ilgas gavosi, todėl noriu iš karto atsisveikinti. Ir susitinkam kitame vlogė. Ačiū, kad žiūrėjot ir ate. Sakyk ate. Ate, sakyk visiems ate.